Šiandien užsukusi drabužinę pagalvojau, gal metas kažką atsinaujinti iš drabužių. Tai kur geriausia keliauti? Aišku, kad į Akropolį, tai praseinam pro išpardavimus, kurių dabar prekybos centruose yra labai daug. Tai visko užmačiau ir gerus dylus, ir patinkančius rūbus. Šiaip labai lietpalčių va tokia kolekcija nebloga Zaroje yra. Aišku, prisigrėbiau daugiau, kad viską ramiausiai įsimatuoti, žmonių nebuvo, tai kažkaip visada smagiau. Viską ramiai galėjau apžiūrėti, tiek žieminius, tiek vasarinius rūbus, kadangi dar nusimato kelinytė, tai ieškojau tokių ir vasarinių suknelių. Tai pagrėbiau už Zaros, kas patiko, įsigijom ir tada keliavome toliau į rūbų medžioklę. Tai užsukau dar į H&M, irgi išpardavimo skyrius didelis, bet kažko ypatingo tokio neradau, bet užtat aksesuarų skyriuje buvo galima neblogų dylų rasti. Tai pagrėbiau žiemai keletą aksesuarų, kad nesušaltų ausytės galvytė. Tada į Sportland užsukau, čia šiaip iš tikro labai geras sportbačių modelis New Balance 530 ir dabar jam yra labai neblogas dylas, tai kad kas ieškot sportbačių sportui, tai šitie labai geri. Dar tokią prangytę mėlyną užmačiau, nes man dabar mėlynas spalvytė labai patinka, neplanuoju slidinėti, bet sakau, gal verta išmokti. Tai va, tada dar, kol nuėjau į kitą Akropolio galą, atėjo metas užsukti į Rezervet. Tai kažko irgi gal ypatingo, ne taip, kad neradau, bet aš buvau tam tikrus dalykus nusipirkusi jau gruodį, tai tik jums norėjau parodyti, kad dabar fainų dalykų galima su gerom nuolaidom rasti. Tai va, tai esu happy savo pirkinukais ir keliauju namo laiminga.